Sveiki, mėlyjeji. Šiandien mūsų tema yra įsižeminimas. Šią temą noriu paliesti, nes tai yra vienas tokių didžiausių aspektų, nenoriu vadinti problemų, bet temų ir aspektų, su kuriais neišvengiamai reikia susidurti sąmonėjimo kely, o ypatingai tai išryškėja žmonėms, tokiems linkusiems išskristi ir kurie galbūt pastebi, kad turi tokių nepaaiškinamų baimių, polinkį į nerimą. Tai irgi dar vienas požymis, kad yra labai naudinga labiau pažvelgti į įsižeminimo temą. O ką tai reiškia įsižeminimas? O tai, kad yra tokie kaip du poliai, jeigu labai paprastai paėmus. Be abejo, ten tų išsisluoksniavimų ir sudedamųjų dalių yra begalė, bet paėmus apskritai, tai esame kūnas ir esame tas, kas yra tame kūne, tas vidinis gyventojas, nematerinė esybė. Ir priklausomai nuo to, su kuo mes daugiau kasdienybėje tapatinamės, tai ir pradeda dominuoti. Jeigu mes vien tapatinamės su tuo, kas vyksta išoriniam pasauly, su savo darbais, rūpesčiais, santykiais, ir viską tiesiog reaguojam per savo kūno pojūčius, per savo mąstymą, sensorinę prizmę, tada gali net ir nekilti jokių minčių apie kažką, kas yra ne fizinio. Tada tas yra net ne tai, kad įsižeminimas, bet tiesiog visiškas materinis susitapatinimas. Bet netgi ir tokiais atvejais gali būti apsigyvenimas mintyse. Net jeigu tai nėra susijęs su sąmonėjimu, bet vis tiek gali įvykti priešingas efektas įsižeminimui, kai žmogus tiesiog įpranta labai daug gyventi mintyse. Planavime į priekį, kažkokios praeities apmąstyme, ar šiaip netgi kažkokiam svajojime, vis kažkokios tai analizėse vidinėse, tiesiog gyvenimas mintyse. Ir keliaujant sąmonėjimo keliu, mes pradedam vis daugiau laiko praleisti savo viduje ir tame vidinėme sąmonės kanale. Ir tai nereiškia vien mintyse. Tai reiškia, kad mes meditacijų metu panyrame į anapusybę, panyrame nuo įvairiausių dimensijų iki pat šaltinio ir savo kūrėjo. Mes ten galime klajoti po kvantinę erdvę, kurią gal esat kažkas jau susipažinę iš transurfingo, po visą variantų erdvę. Žodžiu, vidinė erdvė yra tikrai begalinė. Ir kai vyksta jau kasdienės meditacinės praktikos ir stiprios, galingos praktikos, mūsų susitapatinimas su kūnu gali labai susilpnėti. Ir pasakoju tą iš savo patirties, nes nuo mažens, ypatingai tie, kurie, kaip sakiau, turi aktyvų protą, tokio, jeigu pagal ajurvedą ir došas, tai truputį vatos tipažo žmonės, pas kuriuos, taip sakant, vėjai ten ošia visur ir nespėja suktis idėjos ir visokios mintis. Tai aš nuo mažens jau būdavau linkus taip truputį, netgi gali atrodyti, pavyzdžiui, kad vaikštai ir net truputį svaido į šonus. Gali atsiliepti ir tame, kad sunku susikoncentruoti. Aišku, yra ir kitų priežasčių, bet tiesiog pasakoju, kas gali būti tokie kaip požymiai. Sunku susikoncentruoti, kažką atsiminti, susitelkti, aiškiai jausti aplinką, aiškiai jausti savo gyvybinę energiją, kad tiesiog teka per kūną, kad jaučiamės tokie netgi ir stiprus, nes jeigu mūsų sąmonė yra iškeliavusi, taip sakant, kažkur iš kūno, tai kūnas tarsi be šeimininko. Ir
Ir ten, o kaip žinot, kur mūsų dėmesys, ten ir mūsų energija. Tai pagalvokit, tai kokia tada gali akumuliuotis jėga ir sveikata netgi mūsų kūne, jeigu mūsų energija visiškai netelkiama į kūną. Ir turiu omeny net nebūtinai fizinis rūpinimasis savim, kad ten plaunu dantis ar dar kažką, ar sportuoju, nes net ir tai darydami galim būti visiškai savo mintimis kažkur kitur. Ir tada energija kūnui skiriama vien tik tais tokia plika fizinė energija. O pati galingiausia yra mūsų dėmesio energija, mūsų meilės energija. Jinai būtent yra tas, kas veikia kaip magnetas, kad traukia dieviškąją šviesą ir gyvybę į kūną. O to pačiu aktyvina ir pačiose ląstelėse mūsų užfiksuotą šviesą. Toksai net gali vykti savaiminis gydymas vien būnant savo dėmesiu kūne. Tai va, tai įsižeminimas taip pat, kaip ir skamba žodyje, susijęs ir su Žeme, koks mūsų ryšys su šita planeta, kiek mes priimame ją kaip savo namus, čia jau yra ir įsitikinimų lygmenyje, mūsų mąstymo lygmenyje, ar mes nesutelkiam per didelio reikšmingumo kažkokiems, pavyzdžiui, praėjusiems gyvenimams arba kitoms planetoms. Esu girdėjusi tikrai tokių atvejų, kai sutelkiama reikšmė, tarsi jau pažinus kažkokią kitą erdvę, jinai mums sudaro tokį didžiulį įspūdį, ar tai meditacijų metu, kai patiriam dievišką erdvę, šaltinio erdvę, kitas dimensijas, ar netgi tiesiog pajaučiam kitas civilizacijas, kitus žvaigždynus, tai gali pasirodyti kažkaip geriau už Žemę, už tai, kas vyksta čia ir dabar, o čia ne veltui yra šitose žodžiuose čia ir dabar. Čia, ta prasme dabar, bet ir čia. Neužtenka vien įvaldyti buvimą šioje akimirkoje, bet vien tik dvasiniai sferoj. Kad vien tik aš meditacijai būnu šioje akimirkoje, bet ne čia. Kažkur, vien tik kitose kažkokiose erdvėse. Mes turim tikrai turėti stiprų ryšį, būtent ir su ta aplinka, kurioje esam. Ir tai labai paprastai vyksta, kaip minėjau, ir palaikant ryšį su gamta, su tiesiog stebėjimu jos ir mokymosi, kad ir iš paukštelių, kurie dabar žiemą taip gražiai lesa visokius grūdelius, jeigu ypač kokią lesyklėlę pasikabinot po langais. Stebėti, kaip iš jų spinduliuoja visiškas momentinis atsidavimas akimirkai. Viskas atrodo yra susilygiavę, kad judesys, mintis, veiksmas ir intencija vyksta čia. Žinoma, mes kaip sąmoningos būtybės, čia su paukštelio pavyzdžiui yra tarsi makro pavyzdys, o kuo labiau plečiasi mūsų sąmoningumas, tuo tas čia ir dabar plečiasi. Tai mes galim, pavyzdžiui, čia jausti jau net ne tik šį kambarį, bet jausti visą namą, jausti savo šiaip net visą aplinkinę erdvę. Tai tikrai skalė plečiasi, bet principas yra tas pats, kad susilygiavimas tarp minčių, jausmų, mūsų kūno pojūčių, viskas tokia kaip vienoj tiesiai ir ašy. Nes kai kažkas kažkur išsistumia, tai nei energija beprateka, nei mes tikrai būnam tiesiog įgalūs ne tik gerai jaustis, bet net ir užsiimti mums suteikta Dievo kūryba, minties kūryba. Nes jeigu ateina mintis, o jausmas kažkoks visai kitoks negu apie tą mintį, tada mūsų kūno reakcija dar kitokia, nusprendžiam, pavyzdžiui, gal net nedaryti kažko, kad ir pavyzdys, man dabar ateina idėja kažką įrašyti jums video ir ateina mintis apie ką. Tai suduokit, jeigu mano jausmas būtų, nežinau, čia ta tema tokia kažkokia, gerai, darysiu.
tai įsivaizduokit, jau taip tekėjo energija 100%, tada kažkur biški nutekėjo, nes aš taip kažkiek taip, ne visai all in, taip sakant. Tada, jeigu aš čia sėdėčiau ir dar su savo kūnu nebūčiau įsijautusi, kad va, dabar tikrai sėdžiu ir su jumis šneku, o nežinau, gal vyktų pasąmonė jau koks nors planavimas, ką aš valgysiu pusryčiams ar dar kažkas, tai ta energija dar nuteka mentaliniam lygmenį ir dar net ir į fizinį kūną pilnai neįteka ir neištransliuoja. Tai, o jeigu aš dar būčiau nusprendus ir nedaryti tos minties, tai reiškia, kad ta energija net nepereitų į fizinį planą, net nebūtų išreikšta mano rankom, lūpom, balsu. Tai va toks pavyzdys. Ryšys su žeme dar užbaigsiu šitą momentą, nes norisi pereiti dar prie kito, kad tai yra tokia iš tikrųjų įdomi tema. Nes dažnai dvasios ieškotojai gali nukrypti per daug į vieną arba į kitą pusę. Gali būti, kaip jūs žinote, yra daug įvairiausių ir šamaninių krypčių, ir žmonių, kurie iš tikrųjų labai daug mokosi iš gamtos ir priima ją kaip mokytoją ir jaučia labai stiprų ryšį. Ir tada yra kitų žmonių, kurie kaip tik sako, kad tai yra nereikšminga. Ir be abejo, mūsų išorė yra vidaus atspindys, bet visada eina vienas su kita, visada šviesa su šešėliu, naktis su diena, šaltis su tamsa, todėl dvasia eina su materija, tol kol mes gyvenam šitam patyrime ir kol neįvyko kitaip, kol mes nesam įsikūniję kažkokiose kitose erdvėse. Tai dabar visada turi sekti energija kūną ir kūnas energija. Tai paprastas susiliejimas laikas nuo laiko su medžiais, su žemės energija, žemės centru, pajausti motinos mūsų šitos planetos sąmonę, motinos gajos, tikrai jaučiasi. Tai yra taip pat sąmonė, taip pat gyvybė ir mes vaikštom ant jos kūno ir mūsų pačių kūnas yra jos elementų įvairių sąjunga. Lygiai tos pačios medžiagos ir mūsų kūnas yra tarsi šitos žemės dalelė. Tai tą ryšį pajausti yra tikrai labai svarbu ir tai labai įgalina. Netgi dabar, kai pasakoju, jaučiasi, kaip aktyvuojasi pati pirmoji pagrindo čakra. Ir kaip pasakojo Violeta Petraitienė savo mokymuose, kad einant sąmoningumo keliu, sąmonėjimo vis plečiantis suvokimui ir kylant vibracijoms, keičiasi mūsų čakros ir kai kurios netgi sumažina savo aktyvumą, kad nebūtų tokio prisirišimo prie materijos. Kalbėjo netgi, kad kai kurios ir užsiveria čakros, bet pirmoji visada lieka, nes tai mūsų gyvybinė grandis, tai mūsų gyvybės sąlyga, tai mūsų ryšys su šitoje materija ir su šitais dėsniais, su šita žeme. Taigi, stiprinti ryšį su pagrindo čakra ir per ją einančių ryšių, tokia kaip gilia šaknim su žeme, yra labai stipru ir reikalinga. Apie ryšį su gamta iš tikrųjų galėčiau ir atskirai papasakoti, nes tą ryšį turiu padovanotą, taip galiu sakyti, padovanotą nuo pat mažens, tikrai labai stiprų, labai gilų, net pačiai labai įdomu. Analizavau šitą temą ir dar iki galo neįsianalizavau ir kodėl dar toks stiprus ryšys, ką galbūt reikia perteikti iš jos pamokų, gal tiesiog iš bendradarbystės su būtent šitą gaivės sąmonę, kokius jinai aspektus savo unikaliu būdu gali mums atverti šitam tobulėjimo kely. Tai gal tikrai sekanti tema gali būti ryšys su gamta. Aišku, dabar gal nelabai išpraktikuotume to,
nes fainiausia būtų šitą temą analizuoti ir būnant gamtoje, bet pažiūrėsim, išjausiu, kaip čia geriausiai padarius. Taigi, kitas įsižeminimo būdas yra telkti dėmesį į savo kūną. Apie tai labai daug yra kalbėjęs Eckhart Tolle, apie tai, kaip stipru yra būti savo mintimis, tiesiog dabar rankose, kojose, savo visam pagrinde, jausti savo tiesiog vaikštančią energiją. Trumpam galite irgi susitelkti. Netgi jaučiasi, kaip tarsi pargrąžina atgal, kaip surankioja kažkokias išsibaršiusias daleles. Jaučiu, kaip taip grįžta. Tada atrodo ir aktyvinasi tas čia, kur esu, kaip sėdžiu ant šitos lovos, jaučiu savo svorį, jaučiu žemės trauką. Ir dabar. Vien netgi sakant tą žodį dabar, tarsi nukrenta kažkokie šydai, kažkoks mąstymas galbūt pusę minutės į priekį, ar kažkokie sluoksniai, kur mes tarsi truputį pasislenkam iš realybės. Ir ne veltui paminėjau pačioje pradžioje apie tą polinkį į baimės ir nerimą. Nes baimės ir nerimas taip pat yra susijęs su čia ir dabar. Toks iš Ryčio Lukoševičiaus mokymų pavadinau atsipeikėjimo pratimas, kad ir kokios jaučiasi, ar tai fizinės baimės, kūno nesaugumas, būna tiesiog tarsi saugojimasis aplinkos, atsargiai vaikščioti, ar per garsiai nekalbėti, ar dar kažkas, ar netgi jeigu tai yra tikrai baimės jau realios, bijome eiti pas dantistą, ar dar kažkas, bet jeigu visiškai susitelkiam į šią akimirką, pasižiūrime tos pojūčius viduje ir paklausiam, ar jie pavojingi. Leidžiam savo išjausti tai, kas jaučiasi, ir žiūrim, ar mano kažkas nuo to atsitiko. Ar galiu leisti jaustis tam, kas ir taip jaučiasi? Kam man kurti kovą su tuo, su kuo neįmanoma kovoti, su gyvenimu? Nes pojūčiai jau ateina. Ta prasme, jie jau yra. Tai ar mano spaudimas ir bandymas juos kažkaip straiškyti, išstumti, ištrinti, ar tai kažką keičia? Ir nekalbu apie sąmoningą persijungimą tarp būsenų, kai mes tiesiog jaučiam kažkokią nuotaiką ir galim, jau kai įvaldome tikrai šitą dalyką, galim tiesiog persijungti. Bet kalbu apie pojūčius, apie grinai, kas jaučiasi kaip apčiuopiami kūne esantis pojūčiai. O kūne esantis pojūčiai tai ir iš emocijų ateinantis atspindžiai, ir iš mentalinio lauko, iš minčių ateinantis atspindžiai. Ir kas įdomiausia, kad tokiu pačiu principu vyksta ir emocinė higiena. Tiesiog pabūnant su savimi ir su viskuo, kas jaučiasi. Labai rekomenduoju reguliariai, nežinau, ar išeina kiekvieną dieną, ar bent kelis kartus per savaitę, prisėsti, stebėti, kas manyje jaučiasi. Visus pereiti kažkokius diskomfortus, bet kokius ir mintise, sureikšminimus, kas man atrodo dabar svarbu, kas kažkaip neramina. Ir viską tarsi ištraukti į tokį kaip dėmesio ekraną, neanalizuoti, nieko ten per daug neskęsti tose emocijose, jų neskatinti, bet ateiti su savo pilnu sąmoningumu, su savo aiškiu žinojimu, kad aš esu tai,
kas yra už tų visų emocijų ir pojūčių, kad aš esu kosminė būtybė, aš esu dvasia. Ir su tokiu neutraliu stebėjimu pabūti toje visoje energijoje. Pabūti ir užduoti savo kelis klausimus. Tai pirmasis, ar tai, kas vyksta, yra pavojinga? Ką jaučiu, ar yra pavojinga mano gyvybei iš tikrųjų? Jeigu ne, tai ar galiu nustoti saugotis ir to vengti? Ar galiu leisti viskam laisvai tekėti? Tada kitas klausimas. Ar galiu viską pažiūrėti su paprastumu? O ką jeigu pasitikėčiau, kad viskas taip ir turi būti? O ką jeigu paleisčiau sureikšminimus? Nes ar jie man padėjo? Ar galėčiau taip pat viską kokybiškai ir puikiai daryti ir su lengvumu, ir tokiu kaip savaiminiu vyksmu? Tarsi stengčiausi be pastangų. Ir galiausiai, ar galėčiau viskam pasiųsti meilės ir apkabinti visas savo būsenas? Tai va toks pabuvimas čia ir dabar tame, kas jaučiasi savo kūne, savo aplinkoje. Įvedimas į visą tai savo sąmonės šviesos, savo dieviško susivokimo yra tiesiog kaip burtų lazdelė. Ir sustiprina ryšį su visa esatim, su kūnu, su įmaterinimu, netgi įvairių manifestacijų. Taip pat labai pagerina mūsų būseną, sveikatą netgi, ryšį su aplinka, su savim, o tada ir su kitais. Ir tokiam pačiam procese esu ir pati dabar ir jaučiu, kaip tai stiprina psichiką, kaip tai grąžina į stabilumą. Ir tikrai labai nuoširdžiai rekomenduoju visiems bendrakeleiviams, bendraminčiams, kurie keliauja sąmonėjimo keliu ir galbūt susiduria su tokiais nemaloniais, tarsi iš pusiausvyros išmušančiais pojūčiais. Tai žinokit, kad pagalba numeris 1 yra įsižeminimas per savo sąmoningą suvokimą. Tada taip gražiai susilygiuoja viskas. Nes vien įsižeminimas be tos dvasios išminties ir to aukštesnio savęs jautimo gali tapti, kaip sakiau, tiesiog įsijautimu į materiją, per didelių panirimų į aplinką, į buitį tada ir nebekyla kažkokių tai išmintingų, pakylėjančių, į pasaulio pažinimą vedančių minčių ir impulsų. Taigi taip, manau, kad šiandien tiek. Ši tema be galo plati, galima apie ją iš tikrųjų ir dar kalbėti, ir dar atrasti įvairių aspektų. Tad galite ir patys pasidalinti savo įžvalgomis, kas jums veikia, ką jūs jaučiate apie tai, ką papasakojau, kaip patiems tai jaučiasi, kaip praktikuojat. Ir taip pat galite, jeigu kyla tam tikras noras ar jausmas, jeigu yra aktuali kažkokia tema, galite taip pat pasidalinti komentaruose ar parašyti man. Ir galbūt tai bus sekančia video tema ir galėsime tai nerti dar giliau, paanalizuoti, išskleisti, ir pabendrauti. Tai ačiū, kad klausėtės.
Padėkokit ir savo už tą skirtą laiką, savo geroviai, savo sielos maistui, susijungimui su bendraminčiais. Labai gera būti su jumis ir linkiu nuostabios dienelės.